Tai sveiki visi, praėjo čia keletą savaičių po mūsų paskutinio video su Ovidijum Lotoža, kurio metu kalbėjomės iš ties apie gana sunkią stuburo traumą patirtą žiedinių lenktynių metu. Tai ir dabar išgirdome iš sportininkų ir kitų bendruomenės narių, kad reikėtų vis tik tai pakalbėti, kaip tinkamai prisisekti diržus ir kaip juos tinkamai susireguliuoti ir kaip tinkamai užsiveržti. Tai šio video metu tą ir padarysim. Tai visų pirma, gal aš pradėsiu pasakoti nuo to, kokios dažniausiai pasidaro klaidos. Na, tiesiog susisekdamas ir čia, sakykime, šio susisegimo metu bus keletas klaidų viename. Tai vėliau gal parodysiu dar šiek tiek kitokias klaidas. Tai aš tiesiog rodau, nuo ko mes pradedam. Tai pradedam nuo juosmens diržų susegimo. Tada prisegame pečių diržus. Na ir standartiškai, ką daro sportininkai, kadangi labai lengva ir įsivaizduoja, kad tai yra esminis momentas, jie tiesiog užtempia pečių diržus. Tai jaučiamas pakankamai toks stiprus spaudimas pečių zonoje, nu ir atrodo kaip ir viskas ok. Čia iškyla sekanti problema, tai juosmens diržo padėtis. Juosmens diržas šiuo momentu neizoliuoja būtent dubens, tai yra tos kietosios kūno dalies. Juosmens diržai yra tiesiog pilvo zonoje. Tai ir avarijos metu kūnas vis tik tai yra linkęs judėti ten, kuriam lengviausiai išeina judėti. Tai yra, per pečius, kaip sakiau, yra spaudimas, tai judėti per pečius niekaip negaliu. Vadinasi, kūnas būtų linkęs važiuoti po apačią. Ir čia judėjimas yra štai toksai. Tai kaip matot, per pečius aš spaudimą tebejaučiu, bet juosmens diržai dar neizoliavo kūno. Tai reiškia, kad aš judu toliau, to pasekoje įvyktų stuburo trauma. Dabar parodysiu, kaip tinkamai užsitempti juosmens diržus ir kokią įtaką bendrai, sakykime, funkcionalume saugos diržų daro apatinis diržas. Tai reiškia, kad pradžioj reikėtų susekti pečių diržus į vietą, įsakti. Tada užtempti vieną pusę diržą. Kaip matot, aš šiek tiek padedu, sakykime, atpalaiduodamas kairės pusės juosmens diržą. Ir suveržiu būtent juosmens diržus. Ir tada pritempiu pečių diržus. Avarijos metu kas vyksta vėl? Vėl, kadangi pečiuose yra pakankamai stiprus spaudimas, avarijos metu vis tiek kūnas yra linkęs slysti po apačią. Ir tai reiškia, kad mano dubuo vis tiek yra linkęs išlysti, nes todėl, kad per spaudimą pečiuose šitie diržai kelia juosmens diržą į viršų. Aš galiu dar pabandyti dar šiek tiek daugiau dasitempti, kad jūs matytumėt, koks yra poveikis. Tai reiškia, kad juosmens diržas pakilo ir avarijos metu jisai dar stipriau pakils. Dėl to labai svarbu ilgis apatinio diržo. Tai dabar jau pakalbėsim apie du variantus, kaip reikėtų teisingai susireguliuoti diržus arba prisitempti diržus. Tai susireguliavau apatinį diržą tinkamai pagal tą situaciją, kurią mes prieš tai imitavom. Tai vienas iš variantų tai yra išankstinis sureguliavimas juosmens diržų. Tai reiškia, kad per kelis kartus pasibandom, atsisėdam į sėdynę, prisitempiam diržą, kuris yra laisvas, neįsektas įsakti. Ir tada su šiokiam tokiam fiziniam pastangom, kaip sako, įtraukus pilvą, susegam juosmens diržą. Būtent. Viską susegiau, juosmens diržas šties pakankamai tokį didelį irgi spaudimą daro dubens srityje. Apatinis diržas, kaip matosi, irgi yra įtemptas. Tai kas yra tik tai šiokia tokia problema, kaip ir prieš tai minėjau, kad šiek tiek sunkiau yra susekti būtent pečių diržus įsakti. Todėl, kad saktis yra šiek tiek pakeitusi kampą dėl to įveržimo. Bet čia tikrai gali padėti komandos kolega ir technikas. Ir tada
užsitempiam pečių diržus. Va taip atrodo teisingas susiegimas. Tai va, ir kiek aš betemčiau pečių diržų žemyn, apatinio diržo ilgis, tinkamas ilgis, jisai neleidžia juosmens diržams pakilti aukščiau, tai yra paleisti dubenį. Tai va. Ir dabar papasakosiu apie antrą būdą, kaip tą galima padaryti. Antras būdas, kaip tinkamai susisiekti saugos diržus ir juos užsitempti. Tai paimam apatinį diržą. Kaip ir prieš tai minėjau, diržai turėtų šiaip būti paruošti ant sėdynės kraštų uždėti. Tiek su pečių diržais tas pats galioja. Tai va, tada imame juosmens diržą. Vieną pusę, kitą pusę. Taip pat įsegame pečių diržus, kad vėliau nereikėtų vargti su jų įsėgimu. Ir tada pradedame reguliuoti juosmens diržą. Visų pirma, juosmens diržą. Patempiu vieną pusę. Patempiu kitą pusę. Tada galų gale matau, kurioj padėtyje yra sagtis susėgimo. Jeigu jinai yra per centrą, tai kaip ir viskas ok. Tada vėl papildomai patempiu tiek vieną, tiek kitą pusę. Jeigu reikia nepakankamas įtempimas, paprašau kolegos arba techniko, kad padėtų šiek tiek. Tai kad lengviau būtų užsitempti, tai reiškia, kad reikėtų kažkokiu būdu šiek tiek atpalaiduoti vieną pusę. Tai va, tai aš pats darau poveikį į kairę pusę ir technikas dar datempia būtent kairės pusės diržą. Tai va, juosmens diržas įtemptas, tada patempiam pečių diržus. Dabar papasakosiu dar apie vieną tokią gana tipinę problemą. Tai paprastai nutinka dėl to, kad sportininkai nėra pasiruošę juosmens diržų. Tai yra, paprastai paruošiama taip, užmetam ant sėdynės krašto diržą, ir tada yra labai lengva jį paimti ir susiekti su sagtimi. Tai paprastai sportininkai užsėda diržą ir tada bando iš už nugaros jį išsitraukti. Išsitraukia, tačiau diržas yra persisukęs. Tai va, faktas, kad sportininkui yra gana sunku matyti tai, kas vyksta, sakykime, apačioje po jo, nes, jeigu pilnas šalmas, sakykime, su ta priekinė dalimi, tai nėra galimybės matyti tai, kas vyksta apačioje. Ir tada, ką padaro sportininkas, tiesiog sega saugos diržus. Kokia iškyla problema? Tai užsitempti juosmens diržą pasidaro nebeįmanoma, nes todėl, kad diržas yra persuktas ir sagtis yra persisukusi. Yra kita problema, kur aš parodysiu galbūt taip. Tai juosmens diržo kištukas, tas vadinkim, jisai yra specialiai lenktas tam, kad imituoti, sakykime, kūno įlinkį. Tai reiškia, kad dabar jisai yra įsegtas priešingai, nei kad turėtų būti įsegtas. Ir dabar aš tiesiog parodysiu, kaip normaliai turėtų būti tai padaryta. Vat būtent taip. Tai reiškia, kad žmogaus kūnas yra tokios formos grubiai. Ir va tas kištuko įlinkis, jis būtent atkartoja kūno formą. Pagal ką lengva identifikuoti, tai yra būtent pagal etiketę, kuri vis tiek turėtų visą laiką būti išorėje, tam, kad galėtų ir techninės komisijos nariai identifikuoti, ar tie diržai yra galiojančios homologacijos ar apskritai homologuoti ir panašiai. Tai va. Tai dar vienas momentas, kas irgi yra susijęs su etiketėm kaip gerais indikatoriais, tai parodysiu pečių diržus. Tai va būtent tokio tipo diržus, kaip matote, kištukas yra asimetrinės formos. Tai reiškia, kad jis pritaikytas yra konkrečiai pusiai. Šiuo atveju tai yra pritaikytas kairiai pusiai. Tai turėtų būti kairys peties diržas. Short racing diržai turi lipdukus specialius, kuriuose žymi L-right. Tai va, šiuo atveju MP diržai tokių žymėjimų neturi, bet kaip indikatorius minėjau, yra būtent holograminė etiketė. Tai holograminė etiketė visada yra ant kairiojo peties diržo. Tai va, tai šiuo atveju ant dešiniojo diržo tos etiketės nėra. Ir kaip matot, sagtelės būtent susijungia taip. Parodysiu. Vat būtent taip, tvarkingai. Vat kaip matote, pati diržo juosta, tiek viena, tiek kita, sueina horizontaliai į vieną liniją. Ir aš dabar parodysiu, kaip būtų priešingai, jeigu diržai būtų sumaišyti. Pademonstruosiu, kaip yra klaidingai susegama. Mat, kaip matote,
jau diržų juostos nebesueina į vieną liniją. Dar vienas svarbus momentas tai yra pečių diržų reguliavimo sagčių padėtis. Tai venkite sagčių tokioje padėtyje, šalia kaklo, nes priekinio smūgio metu, kaip žinia, kūnas juda, gniuždosi, kaklas irgi juda. Tai būtent į tą sagtį gali būti pažeistos arterijos būtent kaklo. Tai sagtis turėtų būti krūtinės zonoje. Ir pabaigai, jeigu atleidus pečių diržus, jūsų juosmens diržas yra tiek laisvas, tai jūs esate nesaugus sportinėme automobilyje. Tai va, ir ačiū, kad žiūrėjote.